Labas, čia 5 šūvis, 11 epizodas ir šiek tiek kitaip atrodantis vaizdas, šiek tiek kitoks formatas, nes šiandien mes nešaudysime, o tiesiog pakalbėsime. Tokia teorinė pamoka, sakykime, bus jums. Šiandien norėsiu papasakoti apie visus orinius ginklus, jų tipus, pliusus, minusus ir panašiai. Kodėl nusprendžiau tokį epizodą padaryti, nes žiauriai, siaubingai vėjuota šiandien, iki 12 metrų per sekundę vėjas, kažkaip šiemet sunku su geru oru, kad nelytų ir nebūtų vėjo, tai per tokį orą, per tokį vėją pašaudyti tikriausiai nepavyktų, tai nusprendžiau papasakoti jums apie orinius, kokių jų yra ir galbūt tai padės jums išsirinkti jums norimą orinį šautuvą, pneumatinį šautuvą pagal jūsų poreikius ir turbūt piniginę. Taip pat kažkuriam iš tų kampų įmesiu informaciją apie būtent to tipo ginklo, apie kurį šnekėsiu, galingumą ir atatranką. Taigi pradėkime nuo pirmo tipo, tai yra spring piston. Reiškia, tai yra ginklas, kuriame vaikšto pistonas. Jį užtaisai ir tas pistonas šaudamas, ta detalė šaudama, jinai stumia orą ir iššauna kulką, kuri yra užtaisyta. Paprastai tai yra vieno šūvio ginklas, labai paprasto tipo ginklas ir nereikia jokių papildomų dalykų, kad padaryti šūvį, tiesiog reikia lenkiant vamzdį. Paprastai lenkiant vamzdį būna užtaisomas ginklas ir užtaisomas spyruoklė, atstumiamas pistonas ir kai darai šūvį, užtraukta spyruoklė iššauna pistoną, išstumia pistoną, o pistonas lėkdamas stumia orą ir iššauna kulką. Jo, tai yra labai paprasto mechanizmo ginklas, netgi sakyčiau rekomenduotinas pradedantiesiems. Tai jo didžiausi pliusai ir yra, kad jis labai paprastas ir nieko išmanyti ar nieko turėti papildomų nereikia, imi ir šaudai. Bet jo minusai, turbūt pats didžiausias minusas jo yra būtent judantis pistonas ir žinoma judantis spyruoklė, kas iš tikrųjų turi atatranką ir ta atatranka gali kenkti ir tikrai kenks jūsų taiklumui. Tai jeigu dabar paėmus ir vertinus jo galingumą, tai galingumas yra per viduriuką, toks middle, sakykime, per viduriuką galingumas, bet jo atatranka yra labai didelė. Realiai didžiausia atatranka iš visų tipų, kuriuos šiandien išvardinsiu. Sekantis labai panašus tipas, tai yra gas piston. Vėlgi tas pats pistonas, taip pat stumiamas pistonas sukuria slėgį, kuris išstumia kulkelę. Tik čia šiek tiek yra geresnis variantas negu su spyruoklė, tuo, kad nėra spyruoklės. Spyruoklės darbą atlieka dujos, taip, tai yra dujos, reikalingos dujos. Ir vietoj spyruoklės dujos stumia pistoną ir pistonas padaro šūvį pistono pagalba. Kokie jo pliusai? Pliusai, lyginant su springu, tai aišku didžiausias pliusas, kad nėra spyruoklės ir nėra tokios atatrankos. Reiškia, jūs šaudysite šiek tiek, šūvis bus lengvesnis, sklandesnis ir, kadangi tokios atatrankos nebus, tai šūvis taip pat bus ir taiklesnis, bet jums jau reikia dujų. Dujos atstos spyruoklę, kaip ir minėjau. Tai jeigu dabar pasižiūrėsime jo galingumą, tai galingumas vėlgi yra vidutinėje klasėje, sakyčiau, kaip ir spyruoklinis pistonas, taip ir dujinis pistonas atlieka panašų vidutinio galingumo šūvį, tačiau yra atatranka yra labai maža. Reiškia, čia yra jo privalumas, minusas tas, kad žinoma reikia dujų ir jisai yra brangesnis už spyruoklinį. Sekantis tipas būtų pneumatinis ginklas, bet pneumatinis ginklas išsidalina dar į 4 dalis, tai prie jo šiek tiek prieisim vėliau. Peršokime šitą ir paskutinis ginklų tipas, apie kurį noriu papasakoti ir apie kurį žinau mažiausiai, tai yra airbow, taip sakant, tai orinis šautuvas, kuris šaudo strelytėmis. Minusų nežinau, pliusų irgi nežinau, tiesiog bendrai noriu pasakyti, kad strelyčių ginklas, kuris veikiamas PCP principu, apie PCP toj pat papasakosiu, kas tai yra,
šaudo strelytėmis vietoj kulkų ir yra labai galingas. Tai šitas ginklas iš tikrųjų yra pats galingiausias tarp visų tipų ir kas įdomiausia, jisai turi labai mažą atatranką. Na, ne veltui tai yra PCP. Gerai, kas tas PCP? Einame prie pneumatinių. Pneumatiniai ginklai išsidalina į dar 4 pogrupius. Tai pirmasis šitam pogrupė būtų SSP. Turbūt girdėtas pavadinimas iš Novričio, nes Novričas turi kažkokį SSP ginklą. Tai trumpai tariant, tai būtų Single Stroke Pneumatic ginklas. Tai šis ginklas turi užtraukiamą rankeną, su tą rankeną mes sukeliame slėgį, užtraukiant tą rankeną mes sukeliame slėgį ir to slėgio pagalba yra iššaunamas šovinys. Ginklas yra pakankamai tylus ir turi nedidelę atatranką. Tai jeigu žiūrėti pliusus, jeigu žiūrėti minusus, tai tokio tipo ginklai nėra labai galingi. Tai jeigu pažiūrėtumėm dabar į mūsų galingumo skalę, tai šitą ginklą priskirščiau prie mažo arba vidutinio galingumo ginklų ir taip pat, kas liečia atatranką, tai priskirčiau prie labai mažos atatrankos. Kitas ginklo pogrupis tai yra MPP, tai Multipump Pneumatic, tai reiškia principas lygiai toks pat kaip SSP, tik tais, kad šį kartą reikia užtraukti rankeną ne vieną kartą, o kelis. Čia yra pliusas, nes kiekvienas ginklas turi tam tikrą kiekį, kiek tu gali kartų užpumpuoti tą ginklą. Reiškia, kuo daugiau kartų užpumpuosi, tuo bus galingesnis šūvis. Reiškia, prieš kiekvieną šūvį mes galime pasirinkti, kokio galingumo šūvį mes norime daryti. Bet yra tame pačiame dalyke ir minusas, o minusas yra tas, kad labai nepatogu po kiekvieno šūvio pumpuoti. Reiškia, padari šūvį ir vėl turi pumpuoti. Jeigu ginklas leidžia 11 kartų pumpuoti, tai įsivaizduokite, po kiekvieno šūvio turi 11 kartų užpumpuoti, kad išgauti maksimumą iš to ginklo. Vėlgi, tą ginklą priskirčiau lygiai taip pat kaip ir su vienu užtraukimu prie mažo arba vidutinio galingumo. O atatranka, matot, kas darosi. Net nupūs telefoną. Net nupūs telefoną su visų lapu, kur mano sufleris yra, kur aš viską esu pasirašęs. Tai atatranka vėlgi būtų kaip ir prie to tipo maža. Tai tiek SSP, tiek MPP yra priskiriami prie mažo arba vidutinio galingumo ginklų ir turi labai mažą atatranką. O dabar einam prie įdomesnių. Tai būtent šis ginklas, kurį aš dabar turiu, tai yra CO2 varomas ginklas. Kad su juo galėtumėm šaudyti, mums reikia turėti CO2 kapsulės. Apie tai aš jau šnekėjau, pirmose epizoduose, tai labai į tai nesigilinsiu. Kokie pliusai? Pliusai yra tai, kad ginklas turi mažą atatranką realiai, turi dėtuvės, kaip matėt. Reiškia, po kiekvieno šūvio nereikia užtaisinėti kulkelės, galima naudoti dėtuvės. Ir dar kas CO2 rate yra labai didelis pliusas, kad yra ginklų net full auto. Reiškia, turint CO2 galima šaudyti net full auto kulkomis. Tai reiškia, serijomis. Ne po vieną, bet nuleidus nuleistuką iššauna visą apkabą. Manau, žinote, kas yra full auto. Koks yra minusas? CO2 minusas yra tas, kad jis labai priklauso nuo temperatūros. Jeigu laukia šalta, jūs padarysite mažiau šūvių ir šūviai nebus tokie galingi. Jeigu laukia karšta, atvirkščiai, jūs padarysite daug daugiau šūvių ir šūviai bus labai galingi. Na, žinoma, kaip minusą dar galima paminėti, kad norint šaudyti su šito ginklu turi pirkti CO2 kapsulės, nes, pats tokių neužsipildysi. Galingumas taip pat nėra labai didelis, tai priskirčiau prie mažo ar vidutinio. O kas liečia atatranką, tai jos nėra visiškai. Čia labai didelis pliusas pas šį ginklą. Tai šioj visoj krataliniai ginklų tipų yra tik tais 2 ginklai, kurie neturi visiškai atatrankos. Tai yra CO2 ir PCP. Taigi einame prie paskutinio tipo, tai yra PCP. Kas čia per velnias? PCP iš tikrųjų reiškia Precharged Pneumatic. Kitaip sakant, nežinau kaip tiksliai išversti lietuvių kalbą, bet esmė tame, kad PCP ginklas šaudo oru. Kaip ir vadinasi, orinis šautuvas. Nereikia jokių CO2, nereikia jokių dujų, tiesiog reikia pripildyti jo balionėlį, nes PCP ginklai jau automatiškai turi savyje balioną su slėgiu, kuriame pripučiame oro
tiesiog paprasto oro pripučiame, sukeliame slėgį ir su to slėgio pagalba šaudome. Taigi, kokie didžiausiai PCP ginklų pliusai, tai yra labai taiklus, labai galingi, pakankamai toli šauna, turi taip pat dėtuvės, kad nereikėtų po kiekvieno šūvio dėti kulkelę ir yra pakankamai tylus. Bet su visu šitu gėriu ateina ir minusai. Pas jį yra šiokių tokių minusų. Kad užpumpuoti orą, jūs turite turėti 3 dalykus. Vieną iš 3 dalykų. Vienas iš būdų yra nusipirkti pompą, kuri kainuoja apie 100 eurų ir rankiniu būdu užpumpuoti. Pompa tiesiog prisijungia prie ginklo ir užpumpuojame ginklo talpą orų. Arba galima įsigyti tiesiog jau balioną turinti oro ir tą balioną prijungti prie ginklo ir atsukus balioną prileisti orą į ginklo talpą. Arba paskutinis dalykas, aišku, tas balionas taipogi kainuoja apie porą šimtų eurų, tai reiškia 2 ar net 3 galima rasti, priklausom nuo turio, brangesnį balioną už pompą. O paskutinis būdas, kaip užpildyti ginklą, yra pats brangiausias, ten 400 ir aukštyn lipa, tai reikia turėti kompresorių. Galima kompresorio pagalba taip pat užpildyti ginklo talpą ir pripūsti oro, bet kompresoriai, kaip ir minėjau, jau 400 ir aukštyn. Labai, labai brangus. Tai čia yra turbūt didžiausias minusas, kad šitas ginklas, jisai pats yra pats brangiausias, jisai yra labai brangus, nes gali rasti už 1000, už 2 ir už 3000 ginklus, PCP ginklus. Užpildymo variantai irgi labai brangus, tai čia gal didžiausias minusas PCP ginklo yra toks, kad, iš tikro, labai brangu. Aišku, visą tą susipirkus, daugiau investuoti nebereikės, tu jau kaip ir turėsi viską, bet startas bus labai, labai brangus, todėl naujokam PCP ginklo nerekomenduoju. Tai jeigu imti galingumą, tai PCP ginklai yra galingi, aš priskirčiau juos prie galingų, nes jeigu išėmus airbową ir, sakykime, nepriskirti jo prie pneumatinių ginklų, tai tada PCP, sakyčiau, yra labai galingas. Bet kadangi airbow'as jisai yra labai galingas, tai PCP priskiriu prie galingų. Tikrai, patikėkit manim, jie yra galingi. Ir tas santykis tarp galingo ginklo ir jokios atatrankos yra superinis. Taigi, jeigu trumpai dabar apibendrinti viską, ką papasakojau, tai naujokam rekomenduočiau įsigyti spring pistoną, nes jisai nieko daug nereikalauja, tiesiog nusipirkai kulkų ir šaudai, viskas labai paprasta. Šiek tiek įgūdusiam arba mėgstantiem pašaudyti taikinius, sakykime, tiesiog pašaudyti taikinius, kažkokius ten plinkingus padaryti ar panašiai, siūlau CO2, tos kaip ir pas mane. Jeigu jūs medžiojate ir norite labai, labai, labai galingo ginklo, tai tada, aišku, airbow'as. Aš apie jį iš tikrųjų mažai žinau, bet žinau, kad jis labai, labai, labai naudojamas medžioklėje. O jeigu turite pinigų ir tikrai norite gero, taiklaus ir galingo ginklo, tai vienareikšmiškai rekomenduoju PCP ginklą. PCP galingumai yra nuo iki, tai jeigu CO2 yra nuo iki, tai PCP yra nuo iki. Tai tiek šiandienai. Susipažinimas su ginklu, tikiuosi padėjau jums išsirinkti arba bent jau susidaryti nuomonę, kurio orinio ginklo jums reikia. Ir laukime, kada sumažės vėjas ir galėsime vėl šaudyti ir vėl mėgautis taiklumu. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim kitame epizode. Čiau.